Na ir dar viena mūsų naujovė. Šį sezoną mes kalbinsime daug įžymių, žinomų ar tiesiog įdomiai gyvenančių žmonių, kurie dalinsis savo patirtimi, kaip jiems pasiseka išsaugoti dvasinę ir fizinę sveikatą, išlikti aktyviems, darbingiems, na ir aišku, laimingiems. Pirmoji mūsų laidos viešnia – Gabija Vitkevičiūtė. Gabija Vitkevičiūtė, žurnalistė, televizijos laidų vedėja, keliautoja, rašytoja, mama ir žmona spėja taip susitvarkyti gyvenimą, kad kiekviena valanda būtų praleista tikslingai ir naudingai. Su Gabija susitikome ūkininkų turgelyje, tad ir pokalbį pradėjome apie mitybą. Jos šeimoje nevalgoma mėsa ar žuvis, bet kulto iš maisto niekas nedaro. Mes einam į supermarketus ir mes perkam produktus. Taip, mes painam tam tikrus skyrius, kurie mūsų iš vis, mėsa, žuvis mūsų visiškai nejaudina, alkoholis jaudina, aš kartais pasilgstu be alkoholinio vyno, tai ten palei žemę paieškot, kur ten rašiau, kaip pavyzdžiui. Ir tada, kas čia? Vaikai, apie kokius čipsus ar ką, jie nori, bet mes tikrai neduodam, niekada. Gaiviųjų gėrimų, ne? Daržovės mes perkam. Taip. Mano draugės, kai kurios iš ekologiškų turgelių susiema už galvų. Jūs pirkot moliūgą arba ridikėlių, jūs pirkot tenai kažkokiam prekybos centre. Mano vyras sako, taip pirkom. Gali pasiūlyti kitaip? Jeigu privešit mums kas antrą, trečiadienį ten į namus, kažkaip pagal poreikį. Taip, perkam tų daržovių. Nuplaunam, stengiamės. Nežinau, dantis nagai ragai neiškrita. Aš manau, kad aš grįžtu prie to, kad mes gyvenam mieste. Į klausimą, iš kur semiasi energijos, kaip sugeba rūpinti savimi, 3 dukrytėmis, namais ir darbais, o sutiktam žmogui nusišypsoti, Gabija atsako paprastai. Aš tai galvoju, kad yra vienas labai elementarus dalykas ir čia nereikia tam nei knygų skaityti, nei į kalnus įkopti. Tai yra, jeigu nori, tai ir turi. Viena. Antra, aš visą laiką sakau, jeigu darai, tai ir padarai. Ir čia tinka, iš tikrųjų, kai kartais pagalvoju, tai reikėjo labai daug mokslų baigti, daug knygų perskaityti ir daug stiprių žmonių sutikti, kad galėčiau kažką reziumuoti savo gyvenime. Bet iš kitos pusės viskas man susivedė paprastus 4 žodžius. Kai darai, tai ir padarai. 5. Ir viskas. Atsikėlė iš lovos, nėra nuotaikos. Nes normalu, tai debesis ne iš tos pusės regis, tai vaikai gal nelabai miegojo, tai gal iš vakaro pyragėlių prisivalgiau. Nežinau, kas yra, bet gali būti, ar ne? Tai kelkis, stokis, miela ponė, daryk mankštą, dėk krosiuką, eik į šaltą dušą, daryk su savim kažką. Šypsokis savo, po to kitiem. Man taip atrodo. Lygiai taip pat su žmonėm. Noriu bendrauti gražiai, tai bendrauk. Noriu, kad su tavim, tai lygiai taip pat. Čia nėra paslapčių, Andžela, aš taip galvoju. Antras dalykas, taip yra su visais labai dideliais projektais ir darbais taip pat. Galima sėdėti ir svaičioti, kad turim pinigų, neturim, gavom, negavom, aš nežinau, kad nėra aplink mane idėjų ar žmonių. Nori daryti, daryk. Nori bėgti, bėk. Nori eiti, eik. Reikia, aišku, lygiai taip pat nori ilsėtis, ilsėkis, mylėk save. Aš vadovauju su tokiom taisyklėm, kartais man labai sekasi, kartais labai save myliu, kartais man tenka su savim pasipykti, su aplinka taip pat. Kitaipgi nebus, čia normalu. Bet tas rytinis sprogimas, jeigu pereiti toliau į tą realų gyvenimą, tai yra šaltas dušas, krosiukas, kava, ne? Ne, aš nesu ten kažkokia, aš labai visą laiką bijau, kaip aš sakau, tų nušvitusių kažkokių žmonių, labai teisingų žmonių. Ne dėl to, kad bijau, aš tokia nesu ir dėl to privengiu bet kokių kraštutinumų. Aš galvoju, kad taip mes per gyvenimą ir einam ilgą kelią tam, kad galiausiai surastumėm tą tiesą, kuri niekam nepaslaptis yra tik per vidurį. Tik per vidurį. Nei balta, nei juoda, nei va čia. Nei perdėm didelis ten sveikatingumas, uolus, kokie nors badavimai, aš nežinau, ekstremalūs organizmo valymai ar nežinau, kažkokios dvasinės, ypač ten rimtos praktikos. Niekas neatsveria namų šurmulio, galų gale alaso, triukšmo, klegesio, vaikų, kas, pavyzdžiui, irgi mane lygiai taip pat išderina, išbalansuoja. Jau mano šeima tai mintinai žino, kad kuo arčiau vakaras, tuo labiau jau aš neaukiuosi, jau niurkstu, aš labiau pavargus, aš mažiau turiu jėgų, tada greit mane visi išporceliuoja, sako, marš ilsėtis poilsio. Bet iš tos pusės ryte, kaip jūs klausėt, taip, tu turi su save irgi susijimti, po nakties miegų, po sapnų, po kažkokių tenai, nežinau, kitų energijų. Nėragi taip, kad ten strikteltum iš lovos baisiai laimingas, kam nauja diena prasidėjo. Tai tiesa, viską tą suvokiu.
Bet tam yra, aš kaip sakau, labai elementarios priežastys. Iš tikrųjų, bet kasgi patvirtins. Valgyk saikingai, miegok teisingai, ilgai, rutina. Va čia yra labai svarbus dalykas, aš galvoju. Na, kūdikiai mums parodo, kai ateina. Jeigu būnam kartais primiršę arba neišmokę pamokų, tai va tie ateina nekalti ir parodo, kad gyvenime turi būti rutina, kiekvieno žmogaus. Ir jie tada mūsų stato. Jeigu šeima, žiūrėkit, tik tai truputį išskydo, jau vakarais ten filmų užsižiūri arba ten dar ką, tai žiūri mažas vaikas, jisai sako, ne, miegot reikia tada, keltis tada. Tas pats dienos režimas pašnekovai padeda ir kūryboje. Net mūzos pas Gabiją skraido iš anksto numatytų laikų. Visi šitie mistiniai žodžiai, mūzos, dvasios, įkvėpimai, tikrai, nežinau, kūryba arba dar kažkas, man yra ta pati rutina. Kitaip tariant, aš, pavyzdžiui, tokio bjauraus būdo, kad man ta švara, šviesa, man yra gyvybiškai būtini dalykai. Visur. Pradėkim nuo, nežinau kaip norim, arba nuo vidaus, arba nuo išorės. Tas pats. Man yra lygiai tas pats. Aš pamenu, kai aš verčiau tą knygą, kol aš žinau, kad nėra paklota lova, kuriam nors kambarį, arba nešvarios grindys, ar lipnus koks stalas nuo pusryčių vaikai paliko. Aš tikrai, aš negaliu net atsiversti švariais pirštais to popieriaus, man neišeina. Man turi būti švari erdvė, kurioje aš būsiu visom prasmėm. Švarūs žmonės, švarios mintis, švarios grindys. Ir tada, kai taip susitvarkai, aš tik tada galiu dirbti. Bet tam irgi man nebūna taip, kad mūza pro langą skrido. Aš tokių, aš net sutrinku, suprantate, aš tokių nesuprantu dalykų. Man lygiai taip pat jinai gali įstrigti pirmadienį ir trečiadienį nuo 9 iki 1, kai aš žinau, kad ateis mano auklytė pabūti su vaikais. Jeigu aš susiplanuoju, jeigu aš prieš tai, kaip sakau, esu laiku atsikėlus, nusiprausus, susitvarkius, tada aš žinau, kad yra mano laikas, aš atsisėdu, aš 4 valandas galiu dirbti. O jau ką, tai čia, ar su vaikais, ar su savim, ar su knygom. Atsakymą į dažnam kylantį filosofinį klausimą, kas yra gyvenimo išmintis, Gabija rado vienoje senoje knygoje. Jis neįtikėtinai paprastas. Paprasta formulė. Sykį per dieną turi nusijuokti ir sykį per dieną išprakaituoti. Kitaip tariant, sykį per dieną nusijuok ir sykį išprakaituok. Ir vat jeigu pradėtumėm gyventi va taip, pabandykit dieną, 2, 3. Man žinokit, būna dienų, kai aš tikrai nekvatoju. Tikrai, visą dieną, nebuvo iš ko juoktis. Gal nebuvo, gal būna metų, tikrai. Bet nebūna taip, kad iš pilvo, žinot, kai jokies, kai pilvo plėvė ten skauda, kai kvatoju. Būna tokių dienų. O sako, va taip reikia? Sykį per dieną. Ir sykį per dieną išprakaituok. Irgi būna dienų, kad taip, mes aktyviai gyvename, mes judame, mes kamšti stovime, mes į parduotuvę važiuojam. Ir aš pradėjau laikyti šitos formulės taip pat. Tada ką daryti? Jeigu aš išprakaituoju langus valydama, arba ten, nežinau, kas ką veikia. Aš jau langų nebevalau, žinokit, nebeturiu jėgų. Tada man reikia kitaip išprakaituoti. Gal man atrodo, kad aš čia padariau porą kvėpavimų pratimų ir tai jau mano šiandienos praktikos. Tai ne, nešlapia. Tai tada bėg. Aš galvoju, labai čia yra subtilus ir tokie niuansai individualūs, kaip kas sportuoja. Man labai tinka bėgimas, aš jį labai mėgstu, irgi labai man reikia save už kupros iškelti iš lovos, iššokti batus, apibėgti 19 ratų stadione, kiekvieną kartą save mokyti ir atsakomybės, ir drausmės per tai, ir šiaip, tai mane disciplinuoja. Ir kažkaip man labai tai tinka, nes tai aš taip išeinu iš savo komforto ribų, nes kitaip tai galiu savo labai daug prisigalvoti visokių apgaulių, kad aš ir taip labai energinga, kad man yra daug ką veikti ir kad man užtenka 3 vaikų va taip ir darbų ir aš, jau mano sąnariai ten nesurambėjau. Bet šiaip, kad aš suprasčiau iš tikrųjų, kad tai būtų nesveikata, o nauda ir iškrova tam tikra, kartu ir emocinė, Andžela. Aš galvoju, kad per fizinį mes lygiai taip pat krūvį nuleidžiam ir savo emocijas. Irgi sako mokytojai, nori valgyti, bėk. Nori pradėti pykt, bėk. Nori kažkam negražų žodį pasakyti, į batus ir bėk. Liūdesys ateina, jauti, jau beldžias, bėk. Ir iš tikrųjų, kai pradedi taip žiūrėti, kažkaip man atrodo, kad kuo daugiau žmogui metų, tuo mažiau filosofijų. Gyvenimas susiveda į labai paprastus kažkokius taškus. Darai ir tai padarai. Nori ir gali.